Tai kas, sveiki atvykę į antrą dieną. FBI open door! Dangus griūva! Pradėsim antrą blogo dalį, tęsim savo pradėtus darbus. Ačiū visiems žiūrovam, kurie laikina, komentuoja, subscribina, nors to niekas dar nepadarė. Turim 9 valandas ryto, nes nusimato karšta diena šiandien. Šiandien planas yra nusimti lubas, pažiūrėti, kas ten darosi. Nusimti šitą plokštę, nes reikia pasidaryti sustiprintą karkasą stalui tvirtinti ir, manau, pabandyti prisitvirtinti stalą. Kimbam prie darbų. Ką, bandom gręžtis? Gręš ir tu? Ne, aš gal tik pažiūrėsiu, prižiūrėsiu darbus. Imk į rankas ir varyk greitai. Pradėsim gal nuo šito tono. Opa. Apsideginau! Žiauriai karšta kniedė. Ko tu tai? Žinok, šitas stogas nukristų. Bet žiūrėk, kaip laikosi. Kas čia dar laiko? Aš tau sakiau. Šiaip gal gerai būtų atsijungti akumą. Kur čia tas kapotas? Čia gal? Ne, čia vairas. Kaip čia dovi kapotas atsidaro? Čia vairas. Kur vairas? Parodyk. Ai va kapotas. Čia kapotas. Pažiūrim, kas čia darosi. Kiek čia kilovatų slepiasi. Pala, nemoki duok. Čia su slapuku reikia. Va. Viduj turim 105 kW. Naujas akumas. Čia kažkoks barabanas. Čia dar vienas barabanas. Čia, žinok, nieko neveik, man atrodo, čia tiesiog vanuimi. Tu gal? Jo. Tu taip važinėjai? Neprisiveržė man. Akumas atjungtas. Akumas atjungtas. Kažkaip šįkart nebenusiemu, nes taip lengvai. Tikriausiai pastebėjot, kad pasistatėm palapinę tokią. Dėl to, nes šiandien žada 34 karščio. 3. Tai tik 3 turime, ne? Blemba, geri liustrai, pažiūrė. Torčerai. Dabar bus įdomiausia dalis su šitais. Tai ką, mums reikia kopečių? Oi, visiems po vieną kopečią. Nors yra sujungtas, neis atskirti. Va, super. Nu, operatorius lipk. Palaikysiu. O, žiūrėk, skaičiai dar likę. Pažiūrėk. V1055. Čia patrulio numeris buvo? Panašu. Patrulio automobilio numeris. Čia yra likę ir nuo švyturėlių laikikliai. Dėl sulaikyti žmonių. Tu man nupjauti taip, siūlai. Tai, ne. O kaip? Aš galvoju, kaip tik šitą kraščiuką nupjaut, kad šitą išeitų, žinai. Pasiėmi, šičia va nupjauni. Nu. Tai planas kaip ir aiškus. Slidinėjimu. Nu ką, duokit suvirintojui. Ready. Tokias pirštinės pasėmiau. Ir čia suvirintojo šalmas, ne? Tu kažką matai per jį? Biškį matau. Durnas? Bando. Ne, negerai. Ir nesimato. Nesimato tikrai. Jaučiuosi kaip Vespa. Ir čia langas didelis. FBI open door! Dangus griūva! Jessica. Kokio plokštumo plokštė. Pati didžiausia plokštė, kokią teko išimti gyvenime. Gerai. Laidus turim, tai reikia prasivest laidus, susidėti čia kilimą ir profilius ledinius ir tada bus galima užkelti lubas ir tada perėsim prie stalo. Manau, nesimėtom, neardom dabar tų sienų, o darom lubas iki galo. O kam tu išpjovi šitas grotas? Šitas? Aha. Norėjau. Nes pasikeitė planas, kad jų nepjau paskui. Čia yra kažkokia vidinimo sistema. O jinai sukasi nuo ko? Turėtų suktis nuo elektros. Ana jau rip, bet šitą tai dar panašu, kad suktis. Aha. Ne, čia yra varikliukai. Čia yra priverstinė ventiliacija. Labai gerai. O, jau laisviau. Čia praeini. Gal aš einu tą plokštį išplausiu pradžiai. Iš tikrųjų daug darbo buvo. Bet buvo priskretę normaliai, tai gerai, kad praėjau biškį. Nešu ant saulės. Dedam pradžiūt. Opa, va kokia graži. Jei nesulūš, tai bus gerai. Bet pagalbos nereikia. Ne. Tai va, taip kažkaip, ne? Kažkaip taip. Tada LED juostas. Kažkaip taip. Tai kiek mes turim 2 LED juostas ir 4 blynus. Turim 4 panelės, 2 LED juostas,
ir vieną 20 metrų laidą. Pažiūrim, kaip šviečia. Kaip gražiai šviečiat? Šviečiat? Kur ten aš šviečiam? Šviečiat. Tada daryk, akis, nebijau. Gražiai Kur mašina šviečiat. yra? Nešviečia. Nešviečia. Gal šitas akumas nusėdęs? Susipažinsim su dalykais, kad neveikia kartais kažkas tai. O tu man senukuose kitaip šnekėjai. Kodėl? Nežinau. Čia yra daugiau voltų. Aik, tu načiart. Čia yra 37 voltai, ne 12, tai čia yra daugiau. Minus kem 8 eurai. Aš buvau įstikinęs, kad čia 12 voltų. Galim padaryti juos, kad jie veiktų nuo rozetės. Net nevarkė. Daugiausiai būna skirtos namam ir pritaikytos 220. Ne viskas visą laiką tinka, ką nusipirkti. Jas galima pritaikyti namams. Viskas tada. Minuso nėra, dirbam tik į plius. Čia kažkaip pagalvojau, žinau, kad dar nebus per daug to šviesos. Gal nededam jų iš vis? Gal ir nededam, užteks ledų. Užteks ledų. Nu, pažiūrim, ar užtenka kilimo. Dar va, atpjausim ir operatorių parsivežt namo, užteks čia visiems. O, Jėzus. Tai aš tai manau, kad reikia purškalą. Nes jo gali neužtekti purškalo. O ką tada darysim? Kukuosim. Atrodo, Ne per didelį. kad iškali visas kniedės, bet visą laiką tų kniedžių atsiranda. Va. 3 radom. Ai, čia. Atgal. Oi. Ledas. Išsėmėm stogą, išsipjovėm grevelius LED juostom, LED profiliam. Vieną čia, kitą čia. Juos bandysim šiek tiek įleisti, kad dailiau atrodytų. Biškį pagrybavom iš šonas, bet nieko, kam nepasitaiko. Pirmą kartą pjaunant visai neblogai skaitau. Iš vis aš tokį įrankį rankose neturėjęs. Rimtai? Pirmą kartą gyvenime. Nemeluok. Rimtai? Nu tai čia pasiekmės matas. Man ana gražesnė. Dėl skonio nesiginčiam. Skonis draugų neturi. Tokios dydžio, wow. Šitas Climatinas. Rizikuojam su tais kleis, kiek turim. Nu tai tokia rizika didelė, nes lubos nublenda. Pagal menulį turėtų užtekti. Arba vis dar blogesniu atveju tiesiog baigsim projektą. Aš manau, užteks gal. Labai gal visur nevaryk. Liko realiai koks 100 pem. Iš 400. Bandom. Veikia kažkaip. Va, taip. Nu tai ką, buvom išvarę biškį į senukus apsiprekint. Ir dar neturim tiesiog kameramenų, nes jis išvarė į darbą. Ir filmuosimės patys. Taip, baigiam tie sogo LED panelių sudėjimu. Reikia pabaigti išsipjauti kilimą, jas prisimontuoti, prisišaudyti kraštus, susiklijuoti LEDą, susilituoti viską, pasijungti ir bus galima užkelti stogą. Tai jo, dar prisipirkom senukus visokių prekių. Tai turim, va, šitų klijų nusipirkom. Po to nusipirkom baltus dažus. Jai, prašom. Dabar reikia prasigręžti skylę. Lubos padarytos. Buvo nuneštas stogas. Gražiai. Būsė kokie 3000 laipsnių. Aš jau įsivaizduoju, kaip čia gerai atrodys viskas.
Tokiam ledam bišį laidai gal išparodė šitie. Ir ieškom lituoklio. Gražiai užsikonzoltinti. Labai jau sunkiai dedasi. Nu ką, lituojame antrą ledą. Lydinas. Susidegino pirštą. Kvies greitai ar ne? Ties. Žinai kas dar? Kas? Kniedis. Čia. Prakeiktas kniedės. Tai ką dabar, lupsim visas kniedės. Kniedžių yra apie 38, šitam buse yra gal kokį 49 laipsnių karščio. Palauk čia, aš jau apsivariau laidais. Ar ten tie laidai, tai gal gerai. Pagavo. Viskas, nutirpo rankos. Čia geriausias lubos Kaune, seni. Žodžiu, sudėtos lubos, ištraukiam panelę ir turim šviesą. Dvi juostas, valdomas atskirai. Bet dabar dar turim nusimti šitą plokštę ir pasiruošti karkasą stalai. Būčiau nuskynęs. Nuo čia iki čia ir čia šitam apartamente turim normalią temperatūrą, gal kokį, sakyčiau, 2-3-4 šilumos, tai čia ateinam atsivėsint. Ką dabar žiūrėsim, ar teisingai atpjovėm? Perfekt. Perfekt? Visiškai perfekt. Idealiai. Nu ką, 9 vakaro. Lygiai 9. Turim dabar pasakyti kažkokį tai užbaigiamąjį žodį, bet ant tiek esam pavargę. Tai kiek čia valandą dirbam? 14. Tai šiandienos rezultatas yra toks. Įdėtos lubos, įdėti ledai. Vieną ledą turim, antrą ledą. Taip pat įdėjom panelę. Įdėjom va čia iš šonų, šitą ir šitą. Ir dabar vidus atrodo taip. Žiauriai cool. Linoleumas už 100 eurų, sienos ir mūsų dalykai, ko nespėjom, tai nespėjom čia remontuoti stalo. Važiuosim į Ikea, pirksim stalą. Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Paspauskit laiką, paspauskit subscribe ir susitiksim 3 serijoje. I get the money and it's right on cue. Keep the duffel bag up inside my coupe. Hold a couple racks, tell them I love you. You wanna be a boss, do it like I do.